Tai šį renginį organizuoju, nes paprastai po komandiruotės visai eilė kitų veiklų, bet padarai tai, ką gali padaryti maksimaliom pastangom ir tikrai jūsų dėmesiui, manau, pristatysiu įdomius ir reikšmingus ir prasmingus dalykus. Tai dar ką labai svarbu noriu paminėti, kad taip darome įrašą, tai reiškia tie, kurie norėsite ar pakartotinos informacijos, ar patikslinančios informacijos ir aišku visi tie, kurie neturėjot galimybės prisijungti, tai įrašas išliks ir puikiausiai galėsite jį naudoti. Tai tikrai pati tema yra šiandien dienai, žinot, čia iš kiekvienos organizacijos ir kiekvienos asmens perspektyvos. Kaip aš visada sakau, žinot, mes esam tikrai ES dalimi, ES ir Europos dalimi ir tiesiog, Europa vystosi, išgyvenam tikrai įvairius geopolitinius lūžius ir siekiame, tuos tiltus, kaip sakyt, statyti ir atstatyti, kada juos reikia atstatyti ir šiuo atveju, mūsų tas, žinojimas ir įsivertinimas, kaip mes, kaip Lietuva, kaip atskira sporto šaka, atskira organizacija, atrodome Europos kontekste ir visada aš siekiu, tiesiog priminti, kad mes, esame įdomus tuomet ir tada, kada mes turime ką pasiūlyti, kada mes esame unikalūs, kada mes esame geranoriški, norime dalintis, bendrauti, kurti, važiuoti ir panašiai. Bet atitinkamai mes, būdami įdomus, siekiame dalintis ir aišku, atitinkamai iš Europos, sakykime, kiek mes galime ką pasiūlyti, ne vien tik tai, sakykime, paimti arba pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias Europa šiandien mums suteikia. Tai aišku, daug įvairiausių klausimų ir kaip suprantat, pats žodis forumas, tai reiškia, kad ta diskusija įvairiais klausimais ir bet kokiu atveju yra tam tikri prioritetai, tam tikri akcentai ir galiausiai visą tai telpa į tam tikrą laiko matą, tai reiškia 15 diena tai buvo viso dienos renginys, 16 buvo diena tik tai iki pusės. Ir vėlgi, kiek jūs pasiekia informacija, mes stengiamės iš savo pusės dalintis, bet faktas tas, kad buvo galimybė stebėti absoliučiai visą forumą tiesiogiai, live streamų. Ir kol kas neturiu atsakymo, ar, sakykime, pranešimų skaidrės bus viešinamos ar ne. Europos komisijos tai yra renginys ir pagal patirtis, kurias turiu, elgiamasi skirtingai, tai tikrai nuoširdžiai sakau, neturiu informacijos, kaip bus šiais metais, bet kokiu atveju šitame mano pristatyme, tai pirmiausia yra mano asmeninė ir tokia institucinė perspektyva. Ir tikrai esu, daugelį patirčių europinėme kontekste turinti, tikrai prisiimu visišką atsakomybę visą tai, apie ką bus kalbama, nes bus aštrių klausimų ir tikrai aš nepasiruošusi sąmoningai ir nesąmoningai duoti tam tikrų atsakymų į klausimus, bet labai noriu juos pakelti ir užakcentuoti. Ačiū labai už klausimus, mes juos gavome. Žinote, klausimų formuluojamas tai vėlgi yra tam tikras dalykas, nes gavome tam tikrus teiginius, kurie, sakykime, skamba taip, kaip pasistatyti sporto salę. Tai, žinote, Europos sporto forumai tokie klausimai nebuvo sprendžiami, bet, aš matyt vis tiek vieną kitą savo mintį ar sąsajoje su tuo, kas vyko, tikrai pasakysiu. Tai nacionalinės sporto agentūros ištekliais buvau komandiruojama į šį renginį ir darau tokią savotišką kaip ir ataskaitą pristatymą. Taigi, pats renginys yra kasmetinis Europos Sąjungos sporto forumas, Europos komisijos renginys, kuris yra skirtas, sporto ateities formavimo
klausimams europinių lygmenių. Kaip aš sakau, Europa vystosi, mes arba kartu, arba šalia, arba užribį, arba. Tai iš tikrųjų pats renginys, unikali platforma dialogui. Aišku, nebūtinai renginio, kad mes galėtumėm kalbėtis ir bendradarbiauti, bet į renginį tikrai atvyksta įvairių tipų organizacijos iš įvairių Europos šalių. Tai ir valstybės lygmenių, ministerijos, nacionalinės sporto agentūros, kurios veikia prie ministerijos, ir nevyriausybinės skėtinės organizacijos, ir Europos sporto šakų federacijos, konfederacijos, ir tiesiog atskirų sporto šakų atstovai ar sportininkų asociacijos atstovai ir panašiai. Tai taip, renginys, jis iš vienos pusės yra kaip ir viešas atviras, iš tos pusės būtina tikrai registracija, kadangi yra taikomos kvotos šalims ir tai yra Europos komisijos politikos dalis ir suprantam, tai yra fizinė vieta po stogu, kuri talpina tam tikrą skaičių žmonių, tai tikrai, žodžiu, tie srautai yra koordinuojami. Ir aišku, pats forumas suteikia tikrai unikalią galimybę būti kartu, diskutuoti, užduoti klausimus, užmegzti pažintį, sutikti žmonės, su kuriais tekę bendradarbiauti ir aišku, kurti įvairius scenarijus, žodžiu, ateičiai. Vėlgi labai svarbu įvardinti, kad būtent šis forumas yra Europos renginys, tai yra ES tarybos pirmininkavimo renginys, kuris pirmininkavimą šiai dienai vykdo Kipras. Ir lygiai po metų laiko Lietuvoje mes turėsime Europos sporto forumą ir, atsakingi asmenys ir institucijos intensyviai tam ruošiasi. Tai reikia įvardinti, kad paprastai viena arba dvi su tam tikrom lydinčiom temom yra pirmininkavimo metu šaliai, tai Kipro pirmininkavimo temos buvo dvi, jas pateikiau lietuvių ir anglų kalbomis. Tai pirmoji tema - sportinis turizmas kaip tvaraus vystymosi variklis. Iš tikrųjų, Kipras yra ta turistinė destinacija, kuri pritraukia Europos ir ne tik žmonės savo unikalia gamta ir įvairiomis galimybėmis judėjimo. Ir antroji tema - HEPA, Health Enhancing Physical Activity. Tai reiškia aktyvus senėjimas, fizinio aktyvumo vėlgi skyrimas, tas ir aš angliškai dėl to ir palikau prescription, žodžiu, taip, exercise prescription, fizinio aktyvumo arba pratimų skyrimas tuomet, kada mes turime tam tikrus negalavimus arba prevencijos tikslų, ir psichikos sveikata arba psichinė sveikata. Tai tikrai labai giliai šito pasirinkimo temų aš nenagrinėsiu, tai yra tam tikri administraciniai, procedūriniai dalykai, bet faktas tas, kad temos šalyse, kurios vykdo Europos sporto forumą, kuris vyksta vieną kartą metuose, temos yra dalis įgyvendinamo ir šiuo metu įgyvendinimo taip pat ES darbo plano sporto srityje 24-27 metam. Tai aš tiesiog įvardinu tai, kad tai nėra temos, iš kažkur tai, bet šių temų pasirinkimas yra plano įgyvendinimo dalis. Tai aš tik tai įvardinau prioritetinės sritis, kurios iš principo jau nesikeičia per ir antrąjį programavimo laikotarpį, tai reiškia 21-24, 24-27, ir yra prioritetinės sritis, sąžiningumas, arba taip tariant, integrity ir vertybės sporte, socioekonominiai ir tvarūs sporto aspektai ir dalyvaujamo sporto ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo veikloje prioritetinės sritis. Tačiau prioritetinės sritis dar savyje talpina daug įvairiausių temų, bet tikrai šiandien dienai mes susirinkome čia kalbėti ne apie tai, tiesiog man svarbu buvo tai akcentuoti. Dabar čia mano toks visiškai su tokiu pakankamai senu telefonu darytos nuotraukos, tai neriškumui, bet tiesiog tokiam galbūt paįvairinimui.
Patį forumą atidarė, žodžiu, Latvijos asmuo, Europos komisijos pareigūnas ir, tikrai akcentavo šio forumo ir aplamai sporto reikšmės visuomenėje, tam tikrus aspektus ir iš tikrųjų ragino būti visiems, žingeidžiems, atviriems ir geranoriškiams besikeičiant informaciją. Tai tiesiog labai simboliškai. Šiandien mano aptariamos temos iš tikrųjų bus 4, todėl kad vėlgi pati forumo darbotvarkė arba formatas yra tas, kad yra jungiamosios temos, kada visi dalyviai yra vienoje, kaip sakyt, grupėje, vienoje patalpoje, o po to turim kelias temas, kurios įsiskiria per 2 lokacijas, arba kitaip tariant, jos vadinamos tokios plenary sessions, ir yra 2 temos ir pagal interesą žmonės, žodžiu, pasiskirsto ir dalyvauja tiesiog tokiom detalesnėm temom. Tai mano pasirinkimas buvo ir šiuo atveju pirmoji tema strateginė sporto vizija Europoje, tai buvo bendroji tema, tačiau sekančios 3 temos tai buvo visiškai tos panelinės sesijos temos ir aš juose dalyvavau. Tai reiškia, kad aš tikrai negaliu duoti to grįžtamojo ryšio ir kalbėti aplamai apie visas forumo temas, nes tiesiog fiziškai buvau vienoje iš 2. Taigi, pradėkime nuo strateginės sporto vizijos. Pats pavadinimas iš tikrųjų labai inspiruoja, kad tai bus tikrai, bent jau mano asmeniniai lūkesčiai buvo tai, kad tikrai išgirsiu tai, ko nebuvau girdėjusi ir ypatingai, žinot, visada norisi to ne tiek vertinimo, kas vyksta šiandien, bet, sakykime, kokia tai iš tikrųjų ateitis, kokia ta vizija, tai turiu jau užbaigdama įvykiams už akių įvardinti, kad, ir aš taip pat nepasakysiu kažko tokio, kas jūs labai nustebins, bet tiesiog įvardinsiu tam tikrus dalykus. Faktas tas, kad Europos sporto modelis, ir aš jį taip tiesiog po to trumpinsiu modeliu, yra tai dokumentas, kurį mes turime sukurtą 2022 metais. Taip? Tačiau tai yra antroji dokumento versija. Pirmoji versija buvo sukurta 1999 metais. Tai reiškia, tas tarpas tarp 99 metų ir 2022 metų buvo pakankamai toks, žinot, didelis, bet kokiu atveju šiandienai mes turime intenciją, vėlgi sakau mes, tai yra Europoje turime intenciją susitarti, koksgi tas Europos sporto modelis turėtų būti ateityje. Ir naujoji versija dokumento, tai yra modelio, turėtų pasirodyti šių metų pabaigoje. Tai reiškia, tam tikri dalykai, prieš įvardinant sekančią skaidrę, tam tikri dalykai, ties kuriais šiandienai nėra susitariama. Aš labai atsakingai noriu pasakyti, kad mes negalime ir neturime jokios teisės spekuliuoti vien tik tai rodant modelio pavadinimą. Yra labai aštrūs kampai, ypatingai 4 kritinės pastabos arba kritinės tokios, kaip pasakyti, kritiniai akcentai, ties kuriais tikrai reikalinga susitarti ir procesai vystomi ir tikimasi, kad tas susitarimas apie galutinę modelio versiją turėtų pasiekti visuomenę, po tam tikro laiko, bet tai turėtų būti šiais metais. Tai dabar keli akcentai, apie ką buvo kalbama 2 autorių, aš vėlgi jų tiesiog nevardinu, tai yra Europos komisijos pareigūnai. Faktas tas, kad buvo atlikti tokie daugialypiai, daugiaplaniai tyrimai ir konsultacijos su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis aplamai. Kas yra modelis? Kiek mes jame matome save, kiek jisai atspindi tą sporto vystymosi būtį, kur yra šiandienai. Tai iš tikrųjų Europos komisijos tas žingsnis, sakykime, ėjimas nuo
nuomonės ir tyrimo tikrai yra pagrįstas, todėl kad tikrai yra tų suinteresuotųjų grupių, atskirų organizacijų, atskirų asmenų, kurie, kaip visada, vieni yra maištaujantis, kiti yra tokio kritinio pozityvizmo atstovai, bet visi turi būti išklausyti ir tai yra demokratijos procesas, kurį mes ir turime kaip vertybę Europoje. Dabar kitas akcentas, tikrai Europos komisijos produktas, kuo tikrai didžiuojamės mes visi, yra Europos sporto savaitė. Praeitais metais dalyvavo toje iniciatyvoje 29 Europos šalys. Šiais metais mes turėsime Europos sporto savaitę rugsėjo 23-30 dieną ir akcentas yra tai, kad 30 diena yra pasaulinė sporto diena. O iš tikrųjų neužilgo, už poros mėnesių mes turėsime apdovanojimus tų, kuriuos vėlgi autoritetinga komisija išskirs kaip organizacijas, kurios inovatoriškos ir įvairių kitų kriterijų vedamos, jos bus pripažintos kaip šių metų geriausios pateikusios judėjimo perspektyvą. Nauja iniciatyva, bet iš tikrųjų ji nuo praeitų metų prasidėjus, tai yra ne šių metų, praeiti metai, kada Europos komisija turi naują iniciatyvą formato, nes European Week of Sport yra rugsėjo mėnesį ir tai daugiau vėlgi vasaros sporto šakų, sakykime, ir judėjimų propagavimas, tačiau yra žiema ir žiemos formatas, tas Be Active Winter, taip pat įgauna pagreitį ir žiemos sporto šakų atstovai taip pat turi galimybę jungtis į įvairias propaguojamas iniciatyvas. Trečias labai svarbus dalykas buvo kalba apie Erasmus Plus programą ir Erasmus Plus Sport programą. Perspektyva, vėlgi 26-27 metai, kaip ir aiškus mūsų ten, sakykime, biudžetai, galimybės, prioritetai, tačiau didysis dialogas ir didieji debatai vyksta dėl 28-34 metų, dėl tos ilgalaikės, sakykime, perspektyvos. Ir šiandien dienai dar sutarimų nėra, nes tikrai poreikis finansavimo ir ypatingai sporto dalies finansavimo tikrai jis yra nepalyginamai didesnis, negu šiandien dienai mes turime lėšų ir vėlgi pateikiami labai konkretūs skaičiai, tai yra kiek Europa išleidžia sveikatos priežiūrai ir kiek mes galėtumėm suinvestuoti į sveikatos prevenciją, tai vėlgi yra visiškai atskira tema, mes apie kažkiek kalbam, bet ne tiek, kiek, manau, reikėtų. Tai bet kokiu atveju programa tęsis ir siekiamybė tikrai turėti didesnį finansavimą ir suteikti galimybę sporto organizacijom realizuoti savo idėjas ir iniciatyvas. Bet kokiu atveju pagrindinis dėmesys, arba kaip sakoma, Erasmus Plus, programa stovi ant tokių dviejų pagrindinių stulpų, tai yra mokymosi visiems galimybės ir galimybių suteikimo, nes tai yra tas education and learning through sport, sakykime, tai čia yra labai didelis akcentas. Ir kita dalis, tai yra parama gebėjimų stiprinimui. Tai yra organizational, capacities ir tai reiškia sporto organizacijų, vėlgi sporto ir fizinio aktyvumo bendrai paėmus, mes turime galimybę stiprinti žmonių dirbančių organizacijose ir tuo pačiu organizacijų gebėjimus būtent Erasmus programos lėšomis. Su kokiais iššūkiais šiandien dienai susiduria programa? Biudžeto augimas, tai vėlgi iš tos perspektyvos, kad auga biudžetas, bet auga poreikis, tai čia vėlgi galim iš įvairių kampų tai traktuoti. Paraiškų valdymo profesionalizacija, tai reiškia, kad vėlgi pateikimas, vėlgi mes turime portalus, turime duomenis sukauptus, galim iš tikrųjų tam skaitmeniniam formate iš tikrųjų surasti informaciją, partnerius informuoti ir taip toliau. Tai tikrai tai yra didžiulis žingsniai į priekį, ką Europos komisija atliko per pastaruosius, sakykime, metus.
Dabar atskiri projektai, jie yra žvelgiami arba jie patampa kaip verslo modeliais, taip, nes jeigu ypatingai partnerystės projektai, kurie gauna iki 400 000 finansavimą, tai suprantam, tai yra plus minus $500 000, kaip sakyti, injekcija ten 3 metam, tai jo, tikrai valdymas ir orientacija į rezultatą ir į pridėtinės vertės, tai tikrai yra labai artima tiesiog verslo modeliam. Na, dirbtinio intelekto įtaka, tai čia vėlgi dvejopai, iš vienos pusės teikėjai tikrai tą stebima, kad jie naudojasi įrankių ir atitinkamai vertinimo procese ir toliau projektų jau realizavimo veiklų įgyvenimo procese, tai vėlgi, kaip sakyti, įvairiais kampais, įvairiom plotmėm tikrai tai ateina į mūsų gyvenimą ir mes tą puikiai suprantam. Na ir ką, labai stebim Europos komisiją, kad kuriasi naujos organizacijos ir ypatingai jos yra kuriamos tų asmenų, kurie įgavę yra jau patirtis, ankstesnės patirtis įvairiuose europiniuose ir ne tik, žodžiu, projektuose ir tada jie savo patirtis panaudoja tam, kad galėtų pasinaudoti galimybėmis ir Erasmus Plus programoje. Tai nėra vertinama, tai yra gerai ir blogai, bet tiesiog matoma ta tendencija ir aišku, tai yra gerai, nes žmonės yra su patirtimi, nėra tie, kurie ateina be patirties ir atitinkamai labai daug rizikų ir tikimybės, kad bus nesėkmingos paraiškos ir panašiai. Labai aiškiai buvo užfiksuota, kad projektai tai tikrai nėra finansiniai mechanizmai ir mes tą suprantam, kad tai nėra organizacijų kokie tai papildomi uždarbiai arba ten išgyvenimo galimybės, bet kokiu atveju supratimas, kad pokyčius inicijuoja žmonės ir tie žmonės, kurie tikrai valdant projektą atlieka begalinį darbą, sakykime, nuo idėjos iki jos praktinio realizavimo ir galiausiai pritaikomumo ir panašiai, tai aišku, tie žmonės, kuriems rūpi ir kuriems rūpi tie svarbus Europos visuomenės ir sporto vystymo klausimai. Tai, viltis, kad tikrai ir ateityje bus, akcentuojama į tas veiklas ir į tuos asmenys, kurie turi tas gerasias paskatas. Nors patirčių, aišku, yra įvairių. Na ir pabaigai, kas dar tikrai buvo labai aiškiai įvardinta, nes vėlgi buvo 2 pranešėjai, tai tikrai aš tik tam tikrus svarbius dalykus, mano galva, užakcentavau ir kas buvo labai aiškiai įvardinta, kad tikrai tas valdymas, tas governance ir transparency iš tikrųjų yra, vėlgi mūsų organizacijų vertybinis pagrindas, mūsų asmenų dirbančių sporte pagrindas ir jo. Taip, nepraėjo klausimas be autonomijos arba savarankiškumo, bet buvo labai aiškiai įvardinta, kad autonomija turi būti atsakinga. Responsible autonomy. Kartu su gerojo valdymo principų diegimu. Tai, aš paskui dar turėsiu papildomą komentarą, bet tas buvo tikrai labai aiškiai įvardinta, argumentuota ir panašiai. Na ir sporto vaidmuo visuomenėje, taip jis yra šiandien dieną ir aplamai nuolatinai jis yra augantis, kiek mes patys sugebam jį, sakykime, įvardinti, kiek mes jį sugebam aprėpti ir sudėlioti tam tikrus akcentus ir specifiškumus, tai yra tikrai svarbu. Na ir sportas kaip viešoji gerybė, sport as a public good, tai reiškia tai, kad valstybės tikrai investuoja į sportą ir mes vėliau šiek tiek matysime, kad tikrai tos investicijos yra tai, kas yra labai svarbu, kad tai būtų investicija, kuri kuria pridėtinės vertės. Tai nėra finansavimo paskirstymas, tai yra verčių kūrimo dalykas. Na ir mano asmeninis komentaras, taip tokiam apibendrinimui šitos temos, tai yra tai, kad iš tikrųjų, kaip jau ir minėjau, modelis turi tam tikrą kritiką, tą tokią pozityvėją kritiką, kuri veda į tam tikrą
modelio galbūt korekciją ir tam tikrus susitarimus. Tai aš tikrai kol kas apie tai nenoriu plėstis. Forumo metu tikrai teko kalbėti ne su vienu pareigūnu ir apie tai diskutuoti. Tai manau, tai yra ateities dalykai ir mes tikrai kaip nacionalinė sporto agentūra tuos dalykus sekame ir tikrai jūs na kaip sakyt, informuosime ir pateiksime, na, tuomet, kada modelis bus jau išvys, ta naujoji versija modelio išvys dienos šviesą. Dabar švietimo mainų paramos fondo mūsų veikla ir ypatingai akcentas buvo kalbant apie, Mobility in Sport, tai yra nauja iniciatyva nuo 2023 metų, kuomet mūsų, taip pat ir Lietuvos organizacijos tą galimybę pasinaudojo. Tai tiesiog ačiū labai švietimo mainų paramos fondui, informacija, kurią gavau tiesiog šiandien. Šiaip dalis informacijos yra, dalis arba aplamai visa informacija yra prieinama ŠPMF puslapyje, tačiau vertinant šių būtent metų rezultatus, mes matome, vėlgi atviram priėjime, mes matome 28 teiktas paraiškas, kurios bus finansuojamos 8 arba 9, tai galite įsivaizduoti, kokia bus konkurencija, bet išteklių, kaip matome, yra labai nedaug, tai yra 160 000, vėlgi tai yra tam tikro formato projektai, bet jau ir 23 ir 24, 5 metais pasinaudoja yra mūsų organizacijos mobilumo projektais ir susidomėjimas jis kasmet auga ir tikrai organizacijos turi labai gražias naudas. Dabar taip, tai modelio pristatymą, aš kaip minėjau, tikrai sekite mūsų agentūros rubriką Įkvėpti tobulėti. Ačiū Brigitai, mes visada stengiamės tą europinę gerąją patirtį tiesiog ją analizuoti ir pateikti su tam tikrom nuorodom į šaltinius, kas, aišku, dėl jūsų laiko stokos ne visada turite galimybę individualiai pasigilinti, bet tikrai žinoti, kas vyksta ir atitinkamai reaguoti. Na ir tikrai gerojo valdymo principų diegimas, tai tikrai nėra, jokia panacėja, tai nėra mūsų koks tai įsigalvojimas ir panašiai, bet tai yra tikrai pagrindas visų šiuolaikinių modelio, Europos sporto modelio veiksmų ir veiklų pagrindas. Tas buvo parodyta labai aiškioje tokia vizualinėje schemoje ir mes, tikrai šiuo klausimu tikrai esame vieni iš pažangių. Ir dar noriu ties šitą temą keletą tokių akcentų uždėti, ne visai lietuviškai uždėti. Pavyko mums ir vėlgi yra atvira informacija, kurią kiekvienas galite prisiregistravę prie Europos komisijos portalo išsikelti informaciją. Tai 2 skaidrės ši ir sekanti bus apie tai, kad šių metų tiesiog Lietuvos organizacijų sėkmės, pirmiausiai mažųjų projektų, partnerystės projektų atveju mes turime 3, o iš tikrųjų tai tik tai 2, nes aš dar pasižiūrėjau truputį giliau. Tai yra, turime 2 projektus, kurie yra laimėję ir kurie yra kaip koordinatoriai. Tai eilinį kartą, nes tą darau tikrai ne pirmą kartą, sveikiname Irklavimo sporto federaciją, tai yra 2 projektas Sustainable Rowing Event Management. Ir pirmasis Let's Communicate Through Sport, tai yra organizacija, kuri teikia šį projektą, nėra visiškai sporto sektoriaus organizacija, bet kaip žinia, vėlgi pagal reikalavimus galima teikti projektus tam tikriem pareiškėjim ir tai buvo pasinaudota. Šiuo atveju 3 projektas tai nėra mūsų sporto organizacijos projektas, tai yra Europinės organizacijos ENGSO mūsų organizacijos projektas, bet jie numatė veiklą Lietuvoje.
Tai tikėtina, kadangi mūsų Lietuvos atstovė dirba šioje organizacijoje europinėje, tai tikėtina, aš darau prielaidą, kad tai yra dėl to ir mes tikrai mūsų sporto visuomenė dėl renginio, kuris bus organizuotas Lietuvoje, taip pat galės turėti tam tikrą naudą, tiesiog sekti reikia informaciją. Ir dviejose projektuose partneriauja mūsų šalies organizacijos, tai pirmiausiai Krepšinio federacija su savo indėliu partneriauja viename projekte ir kitame projekte dziudo sporto klubas. Taip. Tai vėlgi, tai yra mūsų pasirodymas Europos arenoje. Mano vertinimu tikrai tai yra labai kuklus pasirodymas. Ir pasirodymas pagal rezultatą, nes galbūt teikėjų buvo jų žymiai daugiau, bet jeigu vertinant bendram kontekste Europos ir Erasmus Plus programos kontekste, yra šalis, kurios iš tikrųjų aktyvios ir jos daug teikia ir daug laimi, ir yra šalis, kurios ne tiek daug teikia, bet dar mažiau laimi ir panašiai, tai mes tikrai esame iš tų mažiau aktyvių šalių sąrašo ir čia matyt visų mūsų pastangomis turėtumėm mes šį aktyvumą, kaip pasakyti, plėsti ir pirmiausiai, aišku, poreikis ir galimybės pačių organizacijų, nes jūs esate tie teikėjai ir aišku, nesėkmės procentas jisai auga kiekvienais metais, nes didėja konkurencija, tą žinom, bet tikri dalykai ir būtini dalykai, jie paprastai būna vainikuojami sėkme, tai tiesiog kviečiame taip pat ir dalintis informaciją, uždavinėti klausimus ir jeigu reikalinga kokie patarimai, pagalbos ar panašiai, tai tikrai duokite žinoti. Kita mūsų tema yra talentų skatinimas sporte. Vėlgi kažkaip angliškai lyg tai atrodo geriau skamba, bet čia matome angliškai ir taip pat įvardinta. Solidarumo ir konkurencinės pusiausvyros užtikrinimas. Tai pirmiausiai, ką noriu įvardinti, kad, žinot, solidarumas, kažkaip man tai visada solidarumas, tai čia koks tai kaip politinis, kaip čia susivienijimo ir panašiai. Ne, mes kalbam apie finansinį solidarumą. Finansinio solidarumo formos yra 3 ir apie jas buvo kalbama. Tai aš dabar kokios tos 3 neįvardinu, nes tai nėra paskaita studentam. Mano studentai tai žino, bet dabar ne apie tai. Apie tai, kad vėlgi formatas tų panelinių diskusijų, tiesiog įdomu dėlį galiu pasakyti tai, kad yra ponas iš dešinės, jums tikėtina iš kairės, žodžiu, sėdintis, kuris yra Europos komisijos atstovas. Ir toliau yra 3 asmenys, kurie yra pakviesti šitoje temoje pasisakyti. Tai labai skirtingi požiūriai, labai skirtingas atstovavimas, sakykime, šių 3 veikėjų. Ir vėlgi, aš tik tai ištraukiu tam tikrą esmę arba akcentus, ką labai trumpai noriu jums įvardinti. Solidarumas, taip, tik finansinis solidarumas, apie jį mes kalbam, eina kartu arba kitaip tariant yra šalia su konkurencingumu, nes solidarumą mes suprantam taip, kad yra uždirbamos lėšos iš profesionalaus sporto ir padalinama į mėgėjų arba į grassrooto lygmenį ir toje pačioje šakoje tas gali vykti per kelias sporto šakas ir panašiai. Dabar, sakykime, atstovas, mes turėjome šitoje panelėje diskusijoje Europos tinklinio pagrindinį žmogų vadovą, kuris labai aiškiai įvardino, kad tam tikros inovacijos jos yra privalomos, jos yra būtinos, nes išvystymas tam tikrų naujų varžybų sistemų jos yra būtinos tam, kad skatinti sporto šakos vystymas. Ir aišku, mes tą stebim. Solidarumas skirtingiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Ir vėlgi labai aiškiai buvo įvardinta, sakykime, patirtys profesionalių klubų futbole, krepšinėje, sakykime, kuomet tam, kad tu pataptumei to klubo, sakykime, fanu, tu turi sumokėti nario mokestį. Ir tas nario mokestis
yra dalinamas arba tiesiog skiriamas mėgėjiško sporto vystymui, jis netitenka profesionaliam, sakykime, klubui. Tai jeigu vėlgi buvo pavyzdžiai duoti su Olympiakosu ir Ispanijos klubai, sakykime, tai įsivaizduokime, kiek tų fanų, dešimtys, šimtai tūkstančių jų yra ir vadinasi, tie sukaupti pinigėliai atitenka ne profesionaliam sportui, bet jie nueina būtent į mėgėjų sportą. Jaunimo ugdymo programos klubuose, aišku, futbolas ir čia nieko naujo nepasakom. Klausimas, kaip tas finansinio solidarumo fenomenas vystysis ateityje. Ir suprantam, kad solidarumas tai nėra labdara, kad maždaug vieni uždirbo ir numetė tą kąsnį tiem, kuriems tų lėšų reikia. Ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad reikalinga išlaikyti balansą. Kad būtų, vėlgi visi patenkinti nėra, bet bandyti išbalansuoti situaciją, suprantant, kad, visiems reikalinga parama ir tos uždirbamos lėšos jos turėtų būti, maksimaliai teisingai, sutartos ir perdalintos. Aišku, sudėtinga pritaikyti tam tikras praktikas skirtingose šalyse ir skirtingose sporto šakose, bet jos tikrai egzistuoja, jos yra aprašytos, jomis yra dalinamasi. Aš tikrai atsimenu, kuomet vyko Europos komisijos vienas iš pirmųjų projektų, būtent finansavimo mėgėjiškų sporto klubų ir būtent tie finansinio solidarumo mechanizmai buvo išgvildenti, tai yra 2011 metai, tai yra tikrai 15 metų prieš. Ir buvo ta analizė padaryta 5 sporto šakose ir tikrai ta medžiaga, žodžiu, yra ir iš to atėjo žinojimas, kaip ir ką daryti ir ką toliau, sakykime, vystyti. Tai tų iniciatyvų tikrai yra ir paskesnių, tai mums tiesiog reikalinga domėtis ir, kaip teigia diskutantai, kad reikalinga sutarti su visomis suinteresuotųjų grupėmis. Ir faktas tas, kad aišku, pačių sportininkų įtraukimas į federacijų tarybas yra ne tai, kad pageidautinas, ne tai, kad ten jis yra tai būtinas, bet tai yra ta sąlyga, kuri per gero valdymo principų prizmę, ji tikrai yra tiesiog šiandien dienai net nediskutuojama, tiesiog taip iš principo ir turi būti. Tai tos gerosios, mano komentaras vėlgi trumpas, gerosios praktikos mūsų, žodžiu, šalyje mes tikrai jas turim ir aišku, per gero valdymo principų diegimą, per, sakykime, informacijos sklaidą, tą, ką siekiame daryti, tikrai šitoje temoje, Aišku, tinklinio atstovas taip, o toliau mes turėjome atstovus 2 tokių europinių struktūrų, ten, sakykime, Multisport Club Association European, taip. Aš pabandžiau pasižiūrėti, būdama jau šitoje panelėje diskusijoje, ką jie atstovauja, taip. Ir tada Europos sporto klubų asociacija. Irgi pasižiūrėjau, ten daugiau galbūt futbolo, bet nei vienoje, nei kitoje asociacijoje Lietuvos atstovų nėra. Tai vėlgi, aš manau, tai priklauso nuo mūsų aktyvumo ir jo galimybių tikrai yra daug jungtis į įvairias galimas struktūras. Sekanti tema skamba taip, ne tik medaliai, bet aplamai sporto vaidmuo viso gyvenimo gerovėje. Jūsų taip dešinėje sėdi moteris, šiaip Danijos žurnalistė vedė aplamai visą forumą moderavo, tai jį moderavo ir šią sekciją. Tada mes matome žmogų, tai yra labai ryškia figūra plaukimo sporto šakoje, European Aquatics vadovas, buvęs pasaulinės plaukimo federacijos vadovas. Tada mes turime centruojantį žmogų Jakobą iš ISKOS, tai yra International Sport and Culture Association generalinį sekretorių, tai yra asociacija, kur yra politiškai labai svarbi aplamai Europos sporto vystyme, ir Jakobas savo
pozicijoje yra jau 18 metų, tai tikrai yra figūra, kurio žodžiai, išsisakymai ir panašiai visada sulaukia įvairių, sakykime, visuomenės vertinimų. Ir tada turėjome mes studentų sporto asociacijos atstovę, kuri taip pat iš studentų sporto vystymo perspektyvos išsakė tam tikras mintis. Tai akcentas koks, kad, žinot, aplamai, tai tokio fizinio aktyvumo temoje, kuri yra begaliniai plati. Taip, tai aš tikrai noriu tik tai keletą tokių minčių įvardinti, kad, iš tikrųjų tos organizacijos, kurios atsakingos už fizinio aktyvumo ir judėjimo plėtrą, tiesiog turime tinkamai atlikti savo darbą. Tų tokių kvietimų ir išsisakymų ir panašiai tikrai buvo iš visų sesijos prelegentų, bet, matyt, čia komentuoti nelabai ką ir galime. Kur buvo akcentas, kad mes labai turime turėti glaudų ryšį su žmonėmis, kurie naudojasi mūsų paslaugomis. Tai reiškia, mes turime nuolatinai klausti ir išsiaiškinti, kokie yra gyventojų poreikiai. Ne tiek, kiek jie dalyvauja, ar kiek dažnai jie dalyvauja, taip mes turime tyrimus ir Nacionalinė sporto agentūra taip pat atlieka kasmetinius gyventojų fizinio aktyvumo tyrimus, viskas yra labai gerai. Bet mes turime klausti, ko nori mūsų galutinis vartotojas, ko nori, kokių formų judėjimo, kokiose vietovėse, kokių, sakykime, konsultacijų ten ir taip toliau. Mes turime labai būti šalia žemiausiam tam grandy, arčiausiai galutinio vartotojo. Labai vėlgi tas požiūris, sakykime, kad fizinis aktyvumas yra tas taikomoji veikla, ar kitaip tariant, ta tokia tailored activity. Tų prasmių tailored yra tikrai kelios, bet kitaip tariant, tai turi būti tokia vedančioji arba kviečiančioji veikla aplamai veikti. Ir vėlgi per tą sporto poveikį visuomeniai, tas kvietimas veikti, vėlgi įvairios suinteresuotųjų grupės, įvairios formos, įvairios galimybės ir panašiai. Tai tas tailored activity tikrai, toks labai europinės dimensijos akcentas. Dabar atskiras dėmesys buvo visiškai išskirtas kaip, savarankiško sportavimo arba populiarinimo veikla, tas self-sport activity. Tai yra dokumentas prieš porą metų atsiradęs, Europoje, nes buvo susirūpinta iš tikrųjų savo laiku, kad žmonės nepatampa klubų nariais arba iš sporto klubų jie išeina. Kitaip tariant, savotiška sporto klubų krizė Europoje jau buvo apčiuopta 2011 metais, įvardinant, kad nuo piramidės modelio mes nueiname prie bažnyčios modelio. Čia vėlgi ne paskaitos dalykas, bet tam tikri pokyčiai tikrai jau buvo stebimi daugiau negu prieš 10 metų. Europos komisijos buvo sukurtas dokumentas, kaip mes visgi turėtumėm įvardinti ir sudaryti sąlygas tiem žmonėm, kurie patys savarankiškai sportuoja. Tai mano komentare taip pat yra įvardinta, kad mūsų NSA rubrikoje įkvėpti judėti mes taip pat šitą dokumentą pateikėme ir pakomentavome. Ir čia, manau, labai tikslingas įrankis yra pirmiausiai, matyti, savivaldybėms, kuomet mes tikrai turime sukurti žmonėms tinkamas erdves, skatinančias juos judėti. Ir tikrai ne paskutiniai vietoj buvo įvardinta ir tikrai keletą kartų tokiam įvairiam kontekste faktas, kad mes turime nepaskirstyti finansavimą. Mes privalome investuoti lėšas ten, tiems ir į tas veiklas, kurios kuria pridėtinės vertės. Tai tikrai labai aiški žinutė buvo siunčiama keletą kartų. Sekanti tema – psichikos sveikata sporte, spaudimas ir atsparumas. Mental health in sport, pressure and resilience. Man visada tas žodis resilience, tai mes jį išmokome po COVID-19, pandemijos ir tikrai įvairiom prasmėm.
Tačiau čia mes turėjome fantastinę diskusiją tarp 4 žmonių, kuriuos jūs matote, 2 merginos mūsų sėdėjo salėje, 2 asmenys, tai yra profesoriai iš Norvegijos ir Kipro ir Graikijos, dabar nepamenu, treneris buvo prisijungęs irgi nuotoliu. Tai sportininkė baigusi karjerą ir Tarptautinio olimpinio komiteto sportininkų, komisijos atstovė Kim ir Paulina Tomčiuk, apie ją šiek tiek vėliau, buvo su mumis kartu forume, tai tikrai teko ir asmeniškai dar diskutuoti. Taigi, kokie pagrindiniai akcentai? Pirmiausiai tai, kad Paulina, ji atstovauja Europos. Taip, ir aš truputėlį dabar pereinu, dar truputėlį žemiau, taip. European Athletes and Players Association yra tokia organizacija sukurta ir taip pat Europinė organizacija įeina į World Players Association. Apie ją šiek tiek vėliau, bet yra sukurtas dokumentas, Common Position Paper. 12 akcentų, kas yra svarbu iš sportininkų pusės. Ir aplamai pirmasis žingsnis arba pirmasis akcentas, kad visa tai, ką mes kalbam, pirmiausiai tai yra athlete-centered approach. Sportininkas, kokioj temą mes bekalbam, turi būti pirmoje vietoje. Visa sistema sukasi aplink sportininką. Šitoj sesijoje ypatingai, nes kalbam iš principo apie aukšto meistriškumo sportininką. Jeigu mes imame fizinį aktyvumą, mes kalbame apie dalyvį arba apie vartotoją. Taip? Tai iš tikrųjų šitas dokumentas yra įdirbis pačios asociacijos ir tai yra tam tikra prasme susitarimo dokumentas ir labai akcentai aiškiai yra įvardinti, dėl ko ir kas yra svarbu, kada mes aplamai kalbam apie sportą ir sportininkus. Sportininkų apsauga, karjeros keitimasis, taip dvikryptė karjera ir daugelis kitų klausimų, ir kas buvo labai akcentuota, yra svarbus tiek sportininkų, tiek treneriui. Trenerio emocinio krūvio išlaikymas ir susitvarkymas ir gebėjimas susitvarkyti pačiam su savimi yra, jau sakom, sportininkų turi kažkas pasirūpinti. Ir tada, sakom, sportininkų pasirūpinama arba nepasirūpinama, arba dalinai pasirūpinama. Tačiau treneris, ir aišku, Graikijos Kipro treneris, jis labai pasisakė savo asmeninių pavyzdžių, tokių labai emocinių išsisakymų, kad iš principo, kas pasirūpina treneriu. Taip. Kokios pasiekmes, jeigu to nedarysime, arba to rūpesčio mes nedarysime, pasiekmes iš tikrųjų labai liūdnos. Jau mes jas dabar turime. Jeigu nedarysime nieko ateityje, problemos tik gilės. Sporto sistema ir toliau, kaip buvo išsakyta, aš tiesiog cituoju, mokės savo kainą. Ir tai nėra vien tik tai biudžeto išlaidos. Tai yra išgyvenimo klausimas. Nes mes turime suprasti vieną, kad mes iš tikrųjų pjauname šaką, ant kurios sėdime, todėl kad įsivyrauja nestabilumas, vaikai palieka sportą ir įvairios kitos pasiekmes. Ir pasiekmės tai, kad žmonės nusisuka nuo sporto. Bendroji visuomenė nusisuka nuo sporto dėl to, kad mes sugriauname pasitikėjimą. Ir tai reiškia, kad jeigu mes sektoriuje nesusitvarkome su šitais klausimais, šeimos neleis vaikų ateiti į sistemą, nes jie mato tai, kad yra labai blogai. Ir šitie klausimai tikrai buvo labai aštriai diskutuoti. Reikalinga sukurti apsaugos mechanizmus, nes iš tikrųjų sportas nuolat kinta ir jis yra absoliučiai kitoks negu buvo prieš 50 ar 20 metų. Reikalinga problemų prevencija. Tai vat, kada mes ir sakome, ir iš nacionalinės sporto agentūros perspektyvos, kad mes siekiame, vėlgi, apsaugos mechanizmai vaikams ir taip toliau, tai norime brėžti tą liniją būtent prevencinės politikos. Tas labai yra aišku.
Reikalinga sukurti aplinką taip, kurioje smagu dirbti, kiekvienam, į kurią mes galime pakviesti ir mes pakviečiam ir mes turime dalyvius. Bet kitose šalyse ir kitose organizacijose ir situacijose tikrai padėtys yra kritinės, mes tų padėčių kritinių taip pat turime pakankamai. Po 10 metų tas mental health, taip, tai yra ta psichikos sveikata, ji turėtų būti kaip normali arba tokia įprastinė sporto sistemos dedamoji dalis. Būtinas trenerių kvalifikavimas, nieko mes čia nepasakom keisto, bet iš principo tai yra federacijos rūpestis. Labai buvo aiškiai vardinta, aišku, pačio trenerio motyvavimo, priežiūros ir taip toliau, bet tuo turi rūpintis pirmiausia ta organizacija, kuriai treneris priklauso. Šiuo atveju, aišku, akcentas yra į federaciją, mūsuose ir mūsų sistemoje mes turime labai aiškius ribas ir struktūras, sakykime, sportininkų rengimo centrus ir panašiai. Sportininkas turi suprasti, kad jis yra daugiau negu sportininkas, tai svarbu nuolatinai dirbti šiuo klausimu. Na ir čia mano didžiosiom raidėmis, nes toks copy-paste visiškai buvo iš internetinio puslapio, būtent Europos sportininkų ir žaidėjų asociacija, jie pradėjo vykdyti projektą Supporting the Mental Well-being of Professional and Elite Athlete Across Europe. Šiame projekte mes kaip Lietuva nedalyvaujam, bet mes esame pakviesti būti stebėtojais ir tokiais proaktyviais dalyviais ir šito projekto paimti ir pasimti tai, ką galime ir tikėtina galbūt vienas seminaras bus surengtas Lietuvoje. Manau, tai tikrai pastiprins ir mūsų, kaip pasakyti, sportininkų ir organizacijų būti ir aiškumą šitais klausimais. Tai taip, mes turime nacionalinę sportininkų asociaciją, mes turime atskirų sporto šakų sportininkų asociacijas, tikrai mes turime jas, kaip pasakyti, globoti, prižiūrėti, skatinti jų vystymąsi, ieškoti bendrystės ir panašiai. Aišku, buvo labai daug įvardinta, ką reikia daryti, bet didysis, kaip sakyti, akcentas yra, kad neužtenka įvardinti, ką reikia daryti. Mes turime sukurti savyje mechanizmus, kaip tą reikia padaryti. Ir tada tiesiog bandyti vystytis toliau. Ir einu visiškai į pabaigą. Antroji diena mūsų Europos komisaras, kuris atsakingas už kartų lygybę, jaunimą, kultūrą ir sportą, Glenn Mikalev, pasisakė. Pasisakė, iš tikrųjų, labai sporto didelis entuziastas, nes jo atsakomybių sritis tai yra žymiai daugiau negu sportas, bet jis bėgo krosą iš ryto su sporto žmonėmis ir iš tikrųjų jam kaip komisarų sportas rūpi. Turiu pasakyti, kad keletui prieš tai buvusių komisarų rūpėjo mažiau sportas, bet Glenui tikrai sportas rūpi. Iš jo kalbos, kuri buvo tikrai labai tokia įkvepianti visom prasmėm, aš tokius 2 dalykus labai tiesiog noriu užakcentuoti. Jis labai aiškiai vardino 4 prioritetus ir 4 priemonės, ką reikia daryti. Tai va čia yra maros aplink tai viskas ir sukasi. Finansinis solidarumas yra akcentas, veikianti piramidė, žodžiu, nuo klubų į elitą ir kritika Europos futbolui. Savotiška kritika dėl finansinio solidarumo mechanizmų. Tai aš tikrai nenoriu eiti gilyn, vėlgi išlaikant tam tikrą ir Gleno irgi tam tikrą, žodžiu, diplomatiją, kad turėtų tie mechanizmai būti peržiūrėti, nes iš tikrųjų uždirbami pinigai, būtent iš futbolo ir jie šiandienai yra perdalinami, bet turėtų būti atrastos dar kitos schemos, kiti algoritmai, kaip tą padaryti geriau. Atskiras visiškai akcentas ir prioritetas yra savanorystė.
Mes apie savanorystę organizavom seminarą ir mano taip pat ir iš asmeninės perspektyvos savanorystė yra klausimas, ties kuriuo mes tikrai turime sugrįžti ir sugrįžti. Ir kaip Lenas sakė, tai yra herojų darbas, bet būtent po pandeminių laikotarpių mes stebim ir Europoje stebima savanorystės krizė. Tai kitaip tariant, mes turime perkainuoti tas reinventing volunteering again, buvo toks kvietimas, prašymas ir suprantam, kad jeigu tai yra prioritetas, ir negali nebūti prioritetas, nes sporte mes turime begalybės savanoriško darbo, tai į tai bus tikrai nukreipti ir tam tikri finansiniai mechanizmai, prioritetai ir panašiai. Trečias akcentas - sportininkų gerovė, apie ką jau ir kalbėjom, psichinė sveikata, perdegimas, perkrovimas, socialinės medijos spaudimas ir taip toliau, taip kad, nieko naujo nepasakom, kad turim rūpintis sportininkais. Tai vat ir galim įsivertinti, kiek mes jais rūpinamės savose organizacijose, kokios yra sukurtos sportininkų gerovės vystymo programos, ir daug kitų dalykų, ką mums tikrai Lietuvoje turime ties kuo padirbėti. Na ir ketvirtas prioritetas - finansavimas ir parama. Ypatingai akcentas per Erasmus+, ir tikrai komisaras tiesiog taip visiškai viešam įsipareigojime įvardino, kad darys viską, kad Erasmus+ sport dalis tikrai turėtų didesnį finansavimą, negu yra planuojamas šiandien dienai. Na ir priemonės, kaip tą padaryti, per įvairias sporto ir judėjimo skatinimo priemonės, kurti žmonių aljansus, tai yra vienytis tarpusavyje ir kurie, kuria ar skatina judėjimą, supranta, sporto reikšmę plačiąją prasme ir panašiai. Skleisti gerasias praktikas ir aišku, dar kartelį įsivardino, kad finansavimas ir parama tikrai turi vaidinti ne paskutinį vaidmenį. Būtent apie priemonės komisaras kalbėjo tuo met, kada buvo diskusija visų dalyvių, tokia plenarinė sesija, kuri vadinasi, taip vėlgi angliškai labai gražiai skamba, Move More, Live Better, taip, daugiau judėk, gyvenk geriau. Ir kaip matote, jeigu matote paveikslėlyje, nuotraukoje, mes turėjome viceministrą Giedrių Grybauską, kuris atstovavo Lietuvą ir pasisakė tam tikrais klausimais, nes diskutantų tarpe klausimų buvo tikrai įvairių ir buvo akcentas tiesiog, kaip judėjimo skatinimas vyksta šalyse. Žmogus atstovas iš pasaulio sveikatos organizacijos įvardino tam tikras, pasaulinės iniciatyvas, kurios vykdomos ir planuojamos ateityje. Ir belgų atstovas šalia, moderatorės taip pat įvardino tam tikras priemonės, ir tai yra atstovas stalo teniso, įvardino tam tikras priemonės, kurias jie naudoja taip pat Belgijoje skatinti judėjimą. Na ir visai pabaigai, ir tai buvo visiškai paskutinė sesija viso forumo, mes turėjome diskusiją sąžiningumas ir investicijos arba integrity and investment. Na ir čia nežinau, ar toks labai, kaip sakyti, didelis akcentas į sakykime, reikšmę šitos temos, bet tema yra Europa, krepšinis, ateitis. Panelinėje diskusijoje mes turime, matote paveikslėlyje, moterį, tai yra Vokietijos krepšininkė, 3x3, šalies rinktinės atstovė. Ir turime 3, panelistus, pasaulinės FIBOS, federacijos teisininką,
NBA atstovą santykiam į sukūrimo naujų darinių Europoje ir per vidurį turime sėdinti Eurolygos atstovą, komunikacijos, žodžiu, ir marketingo vadovą. Ir tarp šių trijų džentelmenų ir sportininkės atstovės vyko labai aštrios diskusijos, aštrios, na, tokia gerąja prasme, tokia labai dalykinė prasme, kaip FIBA ateidama į Europą, nes buvo labai aiškiai vardinta, kad tai yra iš principo vienintelė komandinė sporto šaka, per kurią Amerikos sporto sistema įeina į Europos sporto modelį. Ir aišku, vėlgi, čia kas daugiau šitoje temoje turite žinių, kiek mažiau, bet aš tikrai neinu į gylį. Faktas tas, kad buvo labai aiškiai vardinta ir tokie tam tikri provokaciniai klausimai buvo ir iš auditorijos, kad kas vyks su Europos sporto modeliu, kuomet mes turėsime, na, tam tikrą prasme invaziją Amerikos sporto į Europą. Tai aišku, tam tikros investicijos, tam tikri išvystymai, tam tikri, sakykime, na, gerųjų patirčių sklaidos akcentai buvo įvardinti. Ir aišku, mūsų Europos sportininkai, Lietuvos taip pat ir Vokietijos atstovė labai aiškiai vardino, kad ypatingai moterų, krepšinio, taip, tai yra, na, viso gyvenimo siekis žaisti stipriausiose lygose, ne? Tiek vyrus, tiek moterų šiuo atveju krepšinio. Bet tada kilo kitas klausimas, o tai kaip valstybės suinvestuoja į sportininkų parengimą ir tada sportininkai tiesiog išvyksta ten, kur yra jų, na, asmeninė daugiau gerovė, turime finansinė ir panašiai. Tai kad jie nevyktų iš Europos, padarykime Europoje, žodžiu, verslo modelį ir tada mes iš to visi išlošime. Tai, na, tikrai, tai yra ne, pasakyčiau, iš tokios asmeninės perspektyvos, galbūt tai yra ne Europos sporto forumo, na, sakykime, diskusijų tema, bet kiek tai paliečia ir kiek tai, sakykime, galėtų įtakoti Europos sporto modelio išvystymą ateityje. Ir čia mes turime vieną klausimą apie, na, tokį Europos sporto modelio paveikumas globalizacijos kontekste. Tai vat mes ir turime labai, labai konkrečią temą. Tai tikrai apibendrinant, na, noriu tik tai įvardinti, kad dar kartelį priminti, kad lygiai po metų laiko mes turėsime pirmininkavimo pusmetį, 27 metų, sausio 1 diena, birželio 30 diena, pirmas pusmetis, žodžiu, Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimas Lietuvoje įvairias sritis palies, įvairiose srityse bus sprendžiami įvairūs klausimai, tame tarpe ir sporto. Ir aišku, Lietuva mes organizuosime ir priimsime Europos žmonės ir toks, žodžiu, atsisveikinimas, kaip ir vyko po metų laiko Europos sporto forumo, bet Europos sporto savaitės, žodžiu, pradžia ir pravedimas ir akcentas tenka Airijai, nes Airija pirmininkauja po Kipro. Tai, na, iš savo tokios, kaip sakyti, asmeninės perspektyvos tikrai kviečiu sekti naujienas, augti, tobulėti ir tiesiog daryti tuos darbus, kuriuos darome geriausiai, kaip galime šiandienai. Tai tiek mano tokios intensyvios kalbos, valanda planuota ir šiek tiek užtrukome ir turime keletą klausimų, kuriuos jūs atsiuntėte. Turime šešis klausimus, nu vėlgi tokius gal net tiesiog daugiau pasvarstymus, teiginius, bet jeigu kas dar turite paklausti, tai būtinai arba parašykite į pokalbių kambarį, arba tiesiog užduokite garsiai, tai aš pabandysiu kiekvieną iš tų klausimų trumpai pakomentuoti. Tai Europos sporto modelio likimas šiuolaikinėme sporto pasaulyje. Tai labai geras žodis likimas, patinka man jisai likimas. Bet likimą mes sužinosime, kaip sakiau, atnaujintoje versijoje, kuri tikrai bus viešai prieinama ir mes, kaip iš nacionalinės sporto agentūros perspektyvos, tikrai ją
pasidalinsim ir priminsim ir akcentuosime tas naujas galbūt perspektyvas, kurios bus įvardintos. Tai likimas sudėtingas, bet šiame pasaulyje, šiame gyvenime, matyt, daug dalykų sprendžiam per tam tikrą sudėtingumo prizmę ir niekur nebesidėsim. Tiesiog yra toks laikmetis. Strateginė sporto vizija. Antras, strateginė sporto vizija. Nelabai turiu, kaip sakyt, sudėtinga suprasti, ką paklausėjas turėjote omenyje, bet strateginė sporto vizija, jeigu imant iš to tokio biurokratinio Europos Sąjungos, sakykime, darbo plano sporto srityje, tai yra labai aiški. Yra 3 prioritetai, tam tikrios veiklos po kiekvienu prioritetu ir vizija, tai reiškia, į kokį strateginį planą mes eisime po 27 metų Liepos 1 dienos. Nes dar kartelį, Lietuvoje mes pirmininkavimo laikotarpiu užbaigėme 27 metų planą ir realiai nuo mūsų pirmininkavimo pabaigos prasidės naujasis planas po 27 metų Liepos 1 dienos. Tai va, viskas tiesiog čia pat. Sekantis jaunimo įtraukimas į sportą. Na, ką turime omeny, man sudėtinga pasakyti, bet kokiu atveju tikrai. Iš vienos pusės, sakom, taip, vaikai ir jaunimas yra mūsų prioritetas, tačiau pačioje ir panelinėje diskusijoje, ten, kur Jakobas dalyvavo, buvo labai akcentuoti klausimai. Pagyvenusių žmonių, 65+. Ir prieš tai amžiaus grupiai, prieš tai 10 metų kohortos 55+. Mes turime tikrai didelį, arba mes matome ir iš savo Lietuvos duomenų, mes turime ir Eurobarometro duomenų, kad senėjant amžiui, taip, mes turime dalyvavimo mažėjimą. Klausimas yra, ką mes turime šitiem, tai tiksliniai grupiai, sakykime, pasiūlyti. Tai vėlgi, neužmirštant ir kaip sakyt, neužmirštant visų kitų grupių, sakykime, jaunimas ir pagyventi žmonės, aišku, senėjanti visuomenė, Europos, ateitis ir panašiai, tai visi tie dalykai yra tarpusavėje susiję. Sekantis mokinių skatinimas būti aktyviems sporto srityje, kaip motyvuoti mergaitės. Taip. Merginų ir mergaičių klausimas ir toliau sporto aplamai vystymosi industrijoje, žvelgiant, išlieka vienu iš prioritetų ateityje. Tikrai yra nišos ir galimybės išauginti ir mes matome ir Lietuvoje atskirų sporto šakų atstovai tą tikrai daro, sakykime, puikiai ir suprasdami, nebūtinai tik tai turint spaudimą ir finansus iš tarptautinių federacijų, bet motyvuoti aplamai visus šiandien dienai mes matome, kad reikia motyvuoti tiek berniukus, tiek merginas skirtingom priemonėm, bet čia yra trenerių veiklos baras, trenerių, kurie priklauso tam tikrom sporto organizacijom veiklos baras. Tai suglaudus pečius čia tikrai galime padaryti daug dalykų ir, tiesiog leidžiu savo pašaržuoti, kad vien tik trenerio atlyginimo pakelimas mums tos problemos tikrai neišspręs. Prieš paskutinis, koks numatomas individualių sporto šakų finansavimas. Ar planuojama parama sporto klubams, norintiems pasistatyti sporto kompleksą. Tai, nelabai galiu pakomentuoti šitą klausimą apie individualių sporto šakų finansavimą. Nėra kokio tai išskirimo, sakykime, bent jau Europos sporto forume tikrai apie tai nebuvo kalbėta ir bent tose panelinėse sesijose, kuriuose teko būti, žodžiu, žymiai platesnio konteksto klausimai, kaip matote, buvo svarstytini. Ir, paskutinis, psichikos sveikata sporte, NVO naujų galimybių ieškojimas, čia kaip skirtingi, bet taip, tikrai ir toliau išlieka ir klausimas ir, tiek esamų atletų ir trenerių, tiek baigusių karjerą atletų, tas reintegravimas, taip, į darbo rinką,
dvikryptė karjera. Tiek, aišku, tų, kurie yra jauni, pritraukimo ir išlaikymo ir ypatingai, sakykime, siekiant rezultato dalykai, mums, fizinės ir psichinės sveikatos rūpestis yra tikrai didžiulis akcentas šiandien dienai ir, čia mūsų tiek psichologai, tiek sveikatos apsaugos specialistai, tiek, sakykime, vadovai, tiek politikos formuotojai ir mes kaip įgyvendintojai tikrai turime šiais klausimais padirbėti. Tikrai yra ką veikti ir dar kartelį yra galimybių patirtimis pasidalinti, sėkmingom patirtim, nesėkmingom patirtim, šalies viduje, tarp sporto šakų, su užsienio kolegomis ir, aišku, spręsti šiuos klausimus, netidėliojant tarp visų sprendžiamų klausimų, kurie yra, labai svarbus, bet dar kartelį savo asmeninę nuomonę, sportininkas yra tas asmuo, apie kurį visa sistema sukasi ir kuria tą galutinį rezultatą. Tai tiek norėjau pasakyti šiandien dienai. Ačiū labai. Jeigu kas turite kokių klausimų, prašom. Jeigu ne žodžiu, ne raštu, rašykite laiškus man, Albertui, Brigitai. Mes esame jūsų paslaugomis ir tikrai, su džiaugsmu ir viltimi pasitiksime kolegas iš visos Europos kitais metais.